Domiesi jau aš Trikove ir kyla daug klausimų. Šiandien atsakysiu į dažniausiai mums užduodamus klausimus. Klausimas numeris 1 yra, kuo skiriasi klasikinė jėgos Trikove ir Trikove su spec apranga. Trikove su spec apranga naudojami specialūs audiniai, pavyzdžiui, kaip pritūpimų triko, kelių bintai, spaudimo marškinėlių, kurie prideda prie rezultato nemažą kilogramų kiekį. Nuo klasikinėje jėgos trikovai leidžiama naudoti tik tai tokią aprangą, kuri neprideda prie rezultato daug kilogramų arba išvis neprideda. Klausimas numeris 2. Ar yra kokios nors amžiaus grupės? Egzistuoja 4 amžiaus grupės, pradėkime nuo jaunių, po to seka jaunimas, suaugę arba open ir veteranai. Klausimas numeris 3. Ar galima dalyvauti varžybose už savo šalies ribų? Tikrai taip. Galima dalyvauti Europos ir pasaulio čempionatuose, kurie yra IPF federacijos ir kurios galima surasti ir LJTF kalendoriuje. Norint dalyvauti šiuose čempionatuose, reikia kvalifikuotis ir patekti į nacionalinę rinktinę. Jei kyla neaiškumų, drąsiai gali parašyti mums žinutę ir padėsime tau visais klausimais. Na o dabar iki susitikimo ant platformos.